Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, kaip visada, šiandieną įdomienų laikas, ogi įdomienos iš terariumo. Na, tos įdomienos iš terariumo tęsiasi. Tas rautas jisai, kaip sakant, yra toks kaip ir nesibaigiantis, tai truputį sustiprėja, tai truputį susilpnėja, bet vis tiek vienaip ar kitaip visokių tų įdomienų ten tam terariume vyksta. Nu ir kas dabar papasakosiu, kokių tų įdomienų jau prisirinkau šį kartą. Ir pirmoji įdomiena bus tokia, kad Rusijoje dabar mobiliojo ryšio tas SIM kortelės galima bus įsigyti tik tai su biometrija. Nu, ta prasme, reikės pateikti savo tuos biometrinius duomenis. Nežinau, kokiu būdu ten tas bus daroma, ar ten greičiausiai fotografuojama, kaip ten Bananijoje, tarkim, kokiam pasų skyriui ar panašiai. Ir, žodžiu, tokiu būdu jau surenkame tą biometriją, gal ten dar ir kokius pirštų antspaudus jums, nežinau, ar dar kažką. Žodžiu, ar čia jau tokį įstatymą jau patvirtino, ar ten ruošiasi patvirtinti, tai irgi ten tikslių tokių žinių neturiu, bet esmė, kad link to jau einama ir čia nebe pirma jau ta administracinė teritorija terariume, kur yra jau tokie jau įstatymai priiminėjami. Nu ir anksčiau ar vėliau, aišku, žinoma, tai bus visiškai visuose tuose administracinėse teritorijose, vienoje anksčiau, kitoje vėliau, sakykim, bet visur jau jie stengsis, kad apskritai visuose administracinėse teritorijose visokiom ten tom paslaugom žmonėm reikalingom visur būtų reikalaujama biometrija. Nu, biometrija, aišku, reikalinga tai skaitmeniniai identifikacijai, nes skaitmeninė ta identifikacija irgi bus kartu su biometrija, tai nebus kažkokia atskira, sakykime, ta identifikacija vadinama. Na, o biometrija reikalinga, aišku, tam, kad paskui jau būtų lengva identifikuoti tą, jau, sakykime, nelabai palaikantį, tą, sakykime, nevidoną tą diktatūrą žmogų ir, aišku, tą žmogų, kad galėtų jau lengviau surasti, pasiūsti kažkokį tai droniuką savižudį ar kažkokį kitokį dalyką su kokiu nors elektromagnetiniu signalu ar panašiai. Nu ir, aišku, taip kažkaip tai jau jį utilizuoti tą jau, sakykime, anksčiau negu visą kitą bandą, kad jis jau netrukdytų tai bandai bėgti nuo to skardžio, sakykime. Tai va, tai žodžiu, biometrija juda dideliais žingsniais terariume. Tai neužilga, aišku, jau ir, kaip ir sakiau, bus ir Bananijoje tas pilnai veiks. Na, nors ir dabar, man atrodo, jau ten visų tų Bananijoje gyvenančių žmonių biometrija jau turbūt senai surinkta, kaip ir apskritai daugumoje šalių. Dabar tik tais jie nori įteisinti tą, kaip čia pasakykim, įstatymiškai, paskui padaryti iš pradžių savanoriškai, paskui privalomai. Nu ir, aišku, jau paskui, kaip ir sakiau, jau, kad bus lengviau utilizuoti būtent su įvairių ten dronų, robotų ir panašiai pagalba. Nu, va, dar kita dabar irgi tokia labai įdomiena, žodžiu, Fox News pranešė, kad jau tie terariume LGBTQistai toliau eina, žodžiu, iš proto ir sugalvoja dar vieną išdurnėjimo lygį, žodžiu. Jeigu anksčiau galėjo jie pagal juos jau ten turėti tą lytį, galėjo ir stulpo lytį turėti, ir medžio lytį, ir, žodžiu, visokių ten genderių ir be genderių, ir kokiu tik tai nori, žodžiu, galėjo būti, nu, praktiškai ir bet kokiu daiktu jau tavo lytis galėjo būti, bet koks daiktas. Tai dabar jau daiktų jau jiem nebeužtenka, galvoja, kaip čia toliau jau eiti iš to proto ir tiem, sakykime, vaikam ir jauniem žmonėm knisti smegenis, tai dabar sugalvoja, kad gali būti jau turėti lytį kaip metų laiką. Pavyzdžiui, gali sakyti, kad tavo lytis yra pavasaris, arba vasara, arba žiema gali būti tavo lytis, arba, žodžiu, visi metų laikai. Neužilga, aišku, pasakys, kad ir savaitės diena jau gali būti tas irgi lytis, ir mėnesis. Ir apskritai jau, jeigu žiūrint dar į perspektyvą, tai bet koks apskritai esantis žodis jau galės būti kaip ir lytis. Sakykime, kokia sakys tavo lytis? O mano lytis dabar yra kodėl? O tavo kokia lytis? O mano tai ne. Žodžiu, tokie visokias nesąmonės darys ir kad, žodžiu, tą lytį apskritai kažkaip tai matyt nori visiškai niveliuoti ir sunaikinti. Geriausia, aišku, kad visi būtų belyčiai, visi būtų kastruoti, žodžiu, ir vaikščiotų ten jie su visokiais ten perukais, persirengė su rakais visokiais ar su kokiom tai nesąmonėm, žodžiu. Matyt, tokia jau yra, kaip čia, sakykime, ta visiška degradacija ir prie tos degradacijos eina jau sparčiais žingsniais. Labai gaila, aišku, jaunimo, nes tos jaunos galvos dar nėra, kaip sakykime, nusistovėjusios, o kai nuo vaikų darželio jau pradeda knisti tas jau jam smegenis tiem vaikam ir painioti apskritai. Ir šiaip šiam pasaulyje netaip jau paprastai yra susiorientuoti, o kada dar taip supainioja tas smegenis, tai ir vienam dalykė gal tu ir atsipaistai, bet nebelieka laiko ir energijos kitose dalykuose, sakykime, kažką tai įsiaiškinti ir taip toliau. Esmė turbūt irgi yra tame, kad perkrauti tą galvelę jauną
tiek visokiais nereikalingais dalykais mokykloje, tiek visokiais ten lytim visokiom, plus dar visokiais ten trendais, influenceriais, tiktokais ir panašiai. Na ir suprantat, kad tuose smegenėlėse jau belieka tik tai košė, o kai belieka košė, tai jau tą košę labai lengva, kaip sakant, jau nukreipti taip, kaip reikia. Na gerai, čia baigiam su tom lytim. Toliau. O Rusija, žodžiu, neva ukrainiečiai jau ten susprogdino keletą ten naftos perdirbimo įmonių ir dėl to jau 14, taip jau skelbia, kad 14% sumažėjo jau išgavimas jų, aišku, naftos ir benzinas dabar Rusijoje ten 30% ar kiek ten, žodžiu, pabrangs. Kokie taip keisti tie ukrainiečiai, kažkaip tai lenda kažkur į Rusiją, ten sprogdina jų ten tas naftos gamyklas, taip toliau, bet tas jau vamzdžiai tie, kurie eina per pačią Ukrainą, ne rusų, tai tų jau negink dieve, jų tų tai negalima čia sprogdinti, neliečiami yra vamzdžiai, jie turbūt čia ne rusiški vamzdžiai, ne rusiškos dujos ir ne rusiška nafta ten teka tais vamzdžiais, tai žodžiu, tų ukrainiečiai vamzdžių nesprogdina. Na, žinoma, iš tikrųjų, tai čia visiškos melagienos yra, visam pasauliu, kaip ir jie nori dabar, tie visi Nevidono tarnai, žmonės atpratinti nuo automobilių, visais įmanomais būdais siekia, kaip sakykime, tuos automobilius iš žmonių atimti, nu, tai suvaržyti, kaip sakant, žmonių tą judėjimo laisvę. Tai ne tik automobiliais, bet ir jau skraidyti nebegalės, paskui ir traukiniais nebegalės važinėti, ir autobusais. Ir beliks tik, aišku, jau tie ekologiškai labai švarūs paspirtukai, kuriuos čia kiša per prievartą visuose šalyse ten. Ir, žodžiu, o kadangi jau bus ten tie 15 minučių kanclageriai, žodžiu, tai ir nereikalingos bus tos mašinos ir panašiai. Nu ir aišku, kad jau atpratinti po truputėlį, tai susigalvoja dvigubą naudą, ir ten trigubą gaunasi ten tiems Nevidono tarnams Rusijai. Vienas dalykas, tai jie apkaltina ukrainiečius, tai aišku, ten dundukai dar labiau supyks, kai jau reikės už kurą brangiau mokėti ir dar turbūt daugiau bus tų dundukų savanorių, kuriais į Ukrainą nusižudyti, nu gal dar kokį vieną kitą ukrainietį nužudyti, sakykim, tai, nu ir plus, aišku, kitas tikslas, tai kad iš tikrųjų pabrangus tam kurui, tai tikrai žmonės mažiau galės bevažinėtis ir tikrai bus jų apribotas tos judėjimo galimybės. Nu, čia aišku, tai tik pirmas žingsnis, bet tai žingsnelis po žingsnelio, tai tie Nevidono tarnai, siekia savo tų tikslų, kad, žodžiu, automobilius apskritai atimti. Bet automobilis galėtų važinėtis būtent tik tais Nevidono tarnai. O visi kiti, kaip sakant, tai jūs važinėkite su paspirtukais arba su dviračiu. Nu, paskui dar ir dviračius paskelbs, kaip čia sakykime, pavojingais, nes kai mini pedalais, tai per daug kvepuoja ir, žodžiu, išskiri per daug CO2 ir limitus viršysi ir, žodžiu, turėsi iš vis namuose sėdėti. Taip, toliau, kas čia toliau. Jungtinių tautų yra ten ta tokia sekretorė, Melisa, aš jau pasakoju. Tai dabar jinai paskelbė, kad toliau jai ta depresija tęsiasi, žodžiu, depresuoja, bet moteris nebežino, ką daryti, žodžiu, ir dėl kokio jai ta tęsiasi depresija. Nu ir pasakė jinai, kad pradėjo smarkiai mažėti dundukų, kurie sutinka savanoriškai eiti prisileisti nuodų į savo kūną ir taip, sakykime, prisertinti savo galą. Nu, tai aišku, čia apie skiepus kalba vyksta. Tai jinai jau ten, žodžiu, renka visokias tas statistikas iš viso pasaulio. Nu ir tų dundukų kaip mažėja, taip ir mažėja, jau tas skiepų melagienom jau vis mažiau ir mažiau yra tikinčių žmonių, nes jau netgi ir tie dundukai, nu kaip dundukai yra iš tikrųjų, tai tiesiog apgauti žmonės. Aišku, kad jie yra labai kenksmingi dėl to, labai daro daug žalos ir ne dundukam, bet iš pačio principo tai vis tiek yra apgauti žmonės, nes Nevidonas viską daro per klastą, apgaulę ir tokius panašius, sakykime, per panašias tokias psichologinės visokias machinacijas. Nu ir jau tie dundukai netgi irgi matosi, kad jų tarpe, sakykime, jie mato, kad labai daug žmonių miršta arba labai sublogėja ta sveikata, sakykime, po tų skiepų. Nu ir aišku, jau mažiau ir mažiau yra jau tų dundukų, kurie jau veržiasi ten prie to skiepo, mažiau vis pasitikė ta religija, ta nauja, sakykime, kuri vadinasi mokslas. Ir ta sekretorė dėl to labai depresuoja ir, aišku, sako, man reikia daugiau tos Melisos arbatos gerti, arba dabar nežinau, jau gal kokią stipresnę pradės naudoti, nes matot, medikai jau tuose šalyse daug kur yra paskelbę, kad labai gerai padeda ten, man atrodo, kas ten heroinas ar ten amfetaminai visokie, žodžiu. Nu, tai jinai ir turbūt jau pradės naudoti stipresnės tas priemonės, nes ta Melisos arbata, tai Melisa jau nebepadeda, žodžiu. Tai taip, o Izraelė, žodžiu, Tel Avive trėsiasi protestai ten tie prieš Netanjahu. Na ir aišku, tie protestai kaip ir visą laiką yra taikus, nu jo, kai tik tai taikus protestai, tai žinoma, Nevidono tarnai jau, žodžiu, gaudo tą gavachėlį, trina rankomis ir labai džiaugiasi, kad tie žmonės išeina truputį ten pašūkauti, pašokinėti ten, kokius ten laužiukų padeginti ar dar kažką ir, žodžiu, jie tik tais džiaugiasi, kad žmonės tą garą nuleidžia. Nu ir gal net ir patys jie tos protestus ten ir paorganizuoja, sakykime, per tą valdomą opoziciją vadinamą, nuo kurios iš tikrųjų niekur nėra. Toliau, kas čia dabar? Australija, žodžiu, dabar skyrė 6,5 milijono, ar kažką panašaus ten, žodžiu, kad būtų
sukurtą sistemą interneto jau vartotojų identifikacijai, nes jau jie, žodžiu, jau išleido ten tą įstatymą apie skaitmeninį identifikaciją, kuri jau oficialiai Australijoje jau įteisinta. Ir dabar jau, aišku, bus galima jungtis prie interneto, būtent naudojant tą skaitmeninę identifikaciją. Nu ir, aišku, žinoma, jie visą tai daro čia, kad tik tai apsaugoti paauglius nuo blogo turinio internete. Nu, jie, žinot, gali prisižiūrėti ten plikų papų tenais ar pimpalų kokių tai. Nu, nesvarbu, kad jie savo tuose vadovėliuose visur jau ten paišo ir pasakoja apie visokius ten per pamokas, apie analinius ir visokius kitokius ten tos seksus. Nu, nežinau, ar čia apskritai netgi seksais galima pavadinti, ką ten jie ten pasakoja ir taip toliau. Nu, bet, žodžiu, jie jau ką pasakoja, tai čia yra geras tas, žodžiu, turinys, bet vat, jeigu jau vaikai patys žiūrės, tai čia jau labai blogas turinys. Nu, žinoma, kad čia, aišku, visiška melagiena, visiška nesąmonė. Jiem apskritai svarbu, kad žmonės vat, internetą galėtų prisijungti būtent tik tai su ta skaitmeninė identifikacija. Nu, ir aišku, jau kadangi yra ir skaitmeninė, tai vadinasi bus ir biometrija kartu. Nu, ir žinoma, jau jeigu kažkur kažką tai ten brūkštelsi ar palaikinsi ne tą, kas reikia, atsidursi iš karto sąrašuose. Tie sąrašai jau jie net neslepia, kad jau senai yra renkami. Nu, manau, kad jau jie ir senai jau ir yra padaryti tie sąrašai, bet galbūt ten tam galutiniam jau, kaip sakykime, galutiniam jau sudėliojimui lentynėlės ir jau perdavimui kažkokiem tai algoritmams, kurie ten siuntinės kažkokius droniukus su elektromagnetiniam bangom ar kažkokiais kitokiais dalykais. Gal net ir droniukų nereikės siuntinėti, tiesiog vat, kiekvienas juk turi tą mobilų telefoną su visokiais 5G ar panašiai ryšiais. Tai tiesiog aktyvuos tam telefone, kada jisai bus ten ar pajungtas krautis ar kažkokiu tai žodžiu ten momentu. Matyti jau tie telefonai ten yra prikišti visokių antenų, kokių reikia, nu ir duos ten keletą impulsėlių, kurie, kaip sakykime, labai pagerins tą sveikatą kabutėse, nu iš tikrųjų sužalos tą žmogaus organizmą, nu ir matyt, po to jau jisai jau tas žmogelis ilgai nebegyvens. Nu ir ne veltui juk visur reklamuoja, kad čia dabar atsiradęs tas turbo vėžys arba ten tos mirtis be priežasties visokios ir taip toliau, tai ten širdis sustoja, tai dar kažkas, tai žodžiu, tai vat, nu, visi tie dalykai, aišku, nevyksta šiaip savo, vyksta būtent vat, su tų skepukų ar šiaip su technologijų visokių pagalba. Nu, tai vat, tam ir reikalinga būtent vat, ta identifikacija. Nu ir kas čia toliau? Anglijoje dabar, žodžiu, paskelbė, kad bus diegiami visur privalomai smart vandens skaitikliai, žodžiu, nu tie protingi jau, žodžiu, vandens skaitikliai, nu komgi jie bus protingi, ogi jie bus tom protingi, kad tiesiog prie jų iš karto bus kažkokios ten antenėlės pritvirtintos ir jie, aišku, tai siūs parodymus ten po kartą ar ten po kelis kartus į parą, žodžiu, kiek ten to vandens anglai sunaudoja. Nu ir tai turės dar, aišku, žinoma, tokį dalyką, kad nuotoliniu būdu bus galima tą vandenį tiesiog imti ir atjungti, nu, užblokuoti, sakykime, bus kažkokia tai elektrinė sklendė ir ta sklendė, aišku, bus užblokuos iš karto vat, vandenį, kad nebegalėtų žmogus to vandeniu naudoti. Tai vat, visas tas protingumas tuose skaitikliuose ir tiek ir baigėsi. Nu ir žinoma, aišku, dar papildoma spinduliuotė būtent tų vat, žmonių, kurių namuose sudės tos skaitiklius, tai būtent nuo tų antenų nuo skaitiklių. Kaip ir aišku, beje, ir nuo tų elektros protingų skaitiklių lygiai tas pats yra. Toliau, kas čia toliau? O Microsoft'as, žodžiu, paleido naują programėlę, VASA vadinasi, kuri, žodžiu, imituoja žmogaus kalbančią galvą. Nu, esmė tai, kad tos kalbančios galvos programėlė, kuri netrukus jau turėtų pakeisti visus televizinių laidų, ten visokius vedančiuosius, žinių, orų ir panašiai. Bus tiesiog vat, kažkokie sukurti avatarai skaitmeniniai ir tie, aišku, skaitmeniniai avatarai jau viską čiauškės, ką ten jiem įrašysi kokį tekstą. Tai dabar jau turbūt TV tuose laiduose labai greitai va, tuos visus, kaip sakykime, vedėjus ir pakeis va, būtent tos kalbančios galvos. O tuos tekstus jau irgi rašys visokie tokie kaip programėlės, tokios kaip ChatGPT ar panašiai. Ir, žodžiu, gyvatė pradėjo jau save valgyti, kaip sakykime, nuo uodegos. Nu, ir pirmieji kris, aišku, tie, vat, kurie vat, buvo pagrindiniai melagiai, kurie vat, per visas melagienos priemonės ir melavo žmonėms ištisai, teikia melagingą informaciją, neteisingas išvadas apie kažkokius tai įvykius vykstančius tuose vat, administracinėse teritorijose, tam terariume. Tai žinoma, man tai visai negaila, aišku, visų tų melagių, kurie va, dabar pataps nebereikalingi, nes, kaip ir sakau, va, ta gyvatė pradėjo ėsti jau save nuo uodegos, galės jau jie eiti ieškotis dabar kažkokių tai kitokių užsiėmimų savo gyvenime.
Arba, aišku, dabar irgi yra naujas trendas, žodžiu, tai visą laiką prašom, galit nueiti ir patys nusižudyti, nes bus depresija, kaip sakant, nebemalonu toliau gyventi, niekas melagienų iš jų nebeklausys ir aišku, tada, kaip čia sakykime, jum ne į sveikatą, kaip sakant. Tai va. Turbūt šiandien gal ir baigsiu, nes daugiau matau, kad man jau čia nebetelpa ir taip jau vėl reikės nykštuko balsu kalbėti. Tai iki kito karto.